Sveiki. Pradėsim nuo mįslių. Sukurta Amerikoje, bet ne karas. Kas neteisingai. Maidanas gali būti ir Britų. Bandykit dar kartą. Neteisingai. Arkanzasai. Taip, šiandien viskas bus pagaminta Amerikoje. Būtent pradėsim nuo Nortonų, Arkanzasų imsim. Nežinau, kaip bus nuotaika, bet yra variantų daug, gal čia akmenų turiu, gal pasidėjęs gal 8. Pėlis taip pat vintažinis, amerikietiškas. Old Hickory, Hickory tai yra medis, rankena, kur pagaminta kėnis, berods verčiasi taip, jei neklystu, kietmedis kažkoks. Pagaminta Ontario Knife Company, ta pati chebra, kurie gamina tos garsėsias žiurkės, atlenkiamus pėlius tokius. Plienas 1095 ir dabar populiarus. Čia konkrečiai nerašo, bet tai kiti šaltiniai taip sako. Jo sunkus finišas, čia visai kita, žodžiu, pėlis suvedimas toks gana storas. Buvo korozijos pažeista, čia buvo kažkoks štampas, neįskaitomas korozijos buvo jau toj vietoj ypač daug, tai nuvaliau. Ir nepjauna, suvedimas čia gal koks 0,4, gal netgi sakyčiau taip. Pjautis, sunkiai labai. Tai va, tuo pačiu ir protestuosim Arkanzasas, nes jie būtent tinka plienas 58-59 kietumas rašo, tai Arkanzasai kieti akmenys ir jie būtent su tokiais ir geriausiai dirba, su minkštu plienu. Tai mes tą ir padarysim. Imam pirmiausia soft, nes iš Arkanzasų tai yra grubiausias. Dirbama su tepalu. Čia Norton yra. Jie laikomi geriausiais iš Arkanzasų, iš karjeros. Paik anksčiau vadinausi, dabar įsigijus kompaniją Norton. Tas karjerą eksploatuoja, bet ten yra gandai, kad uždaro, bet kartais atsiranda, ten tie akmenys vėl dingsta, bet jų yra pirkti ir naujų visiškai, tai būna, tai gandai, nežinau, turbūt, man atrodo įtikinamai. Kampą nustačiau 16 ir pataikiau į gamyklinę, užbraukiau su markeriu, bet pataikys, kiek įmanoma važiavo metalo. Ir matom, su angliniu plienu, aišku, dirba puikiai. Softas. Užvarti beveik vis variau yra, beveik. Tas gerai, kad Arkanzasus išlygina gamintojas. Jie labai lygus vienodai kampą, nereikia lyginti, tai galima su saugiais prietaisais galąsti. Be jokių problemų. Viskas eina geryn. Valgau plieną nesunkiai. Bet tokie tokios problemų, tai yra visai kitokie, nei japoniški, tai yra novakulitai. Arkanzasai, tai jie dėl to netinka kietam plienui darbui. Kaip magmus įteršiai, gana noriai. Duosim dar jam tepalų, gėrę. Ir gėrės tepalą irgi gana noriai. Geriausia, aišku, būtų visą sumirkyt, kad išnaudot visą akmens paviršių. Kad dėvėtųsi tų lygiai. Kągi pradėsim. Kitą pusę galim
Nu, apie seną plieną tai patraukia, kad nes būtent plienas su laiku gerėja, sendinimas netgi yra tokia technologija pagerinti savybės plienų netgi naudoja ir japonai, ir ne japonai, va būtent išgirdau iš tokia čiurniai klinok, toks peilių gamintojas, kad pabandys ten su savo peiliu už ką 12 valandų palaikė 150 laipsnių, jis netepalė krosnį ten, arba tepalė reikia laikyti nuo 12 valandų iki 6 parų, kai jam gausi 30% daugiau atpjūvė virvės negu įprastai. Tai čia iš pirmo karto jam gavus, jeigu jis ten palaikys tas 6 paras, tai jis viską užsukti į kanalą, pažiūrėti, ar jis ten ar eksperimentuoja, tai gal net dvigubai gausis geriau. Nu, žodžiu, arba jis gaunasi, tiesiog padėjus plieną galima laikyti, yra laiko, japonai tai daro, dešimtmečiais netgi laiko. Nu, berods visur užvartai yra. Berods, tai galėsime kaip ir užbaigti su softu. Mėgsta tiesiog, nu. O dieve. Tepalas, kol man nepatinka, tai nešvarumų daug, nešvarumų. Viskas tepasi. Nu, grubokai, kai koks 1000 ir darbais panašiai, tai mes neketinam jau užbaigti, mums vienodai šviečia. Galime virtuvinį kaip ir naudoti. Ir toliau, aišku, negalime nepaminėti va šitą. Taigi tas pats softas, tik vintažinis, taip vadindavos. Tai. Bet jis smulkesnis, šitas pagrindų, aišku, kaip natūralūs akmenys, visi skirtingi, tai šitą va šitą nu, smulkesnį daug už softą. Pažiūrėsim, kas gausis. Ja. Važiuojam. Šiaip reikia, va šitą jeigu jį nedirba, o jį nelabai atrodo, bet šitą dirba šiuo atveju, tai iš pradžių reikia panaudoti jėgos daugiau, kad jis įskirtų iš jo, nu, kaip gabaliukai, nu, galima sakyti, suspendija visą. Kad pradėtų dirbti pradžiai. Jeigu, žodžiu, reikia naudoti Kanzasų. Net ne visiems, aišku. Va šitai būtent grubesniem, nes jis, kaip matom, dirba gana noriai, jam viskas be problemų. Na, reikėtų minėti, kad jie pritrinti yra kaip ir naujai šviežiai, jis, aišku, per kažkiek laiko įsilygins labiau paviršius ir ne taip sparčiai dirbs. Bet jau kaip minėjau, tai sprendžiama panaudojus jėgos ir girdisi, kad įsiskiria iš jo kažkokie. Jie užvartais dėl to sukuria, jaučiasi aiškiai labai. Vis dėlto darbas be suspensijos, tai akmenys kieti, tai aišku, niekas netrukdo suspensijas uždėti bet kokios. Bet mes čia testuojam akmenis būtent, nes tada jau daugiau dirbt suspensijų. Nu, matom, vėl nelygumai tokie. Nu,
Nu, aišku, jie negerai, jeigu tu iš linkimų įvažiuot su juo, tai nėra gerai. Bet kiek tai išvažiuoja. Pasisuku, kiek to baigsim. Šito baigsim. Nu, kaip matome, dabar tas nenaimėm. Nes galima gal geriau, reikėtų su suspensija, aišku, daryti ir nu, padarysim vėliau. Su segančius akmenėm. Nu, va šitus taip laikoma, jeigu taip jau pritempt, kiek tai įmanoma, kiek sintetikas, tai nu, 1-3 tūkstančiai daugmaž taip laikoma, kad yra gaudytumas. Toliau vėl Nortonas Hard, baltas. Ne, neimsim baltų, nes yra grubesnis, juodas Hardas būna grubesnis. Tai paimsim būtent tokį. Turim translucentą, Surgical Black, Hardas, toks nelabai jis man patinka ir lėtas, ir nu gal irgi kokie 3000, bet už va šitą lėtesnis ir minkštesnis. Nu, paliksime jį turbūt ramybėj. Toliau imsim Skerper. Soft ir Hardas kombinacija. Nu, dar yra softai tokie. Gerai parodysiu aš, bet man nelabai patinka. Nelabai. Tos vietos yra, čia grinai Hardo dalis. Čia, aiškiai, šiuolaikinis, tie rudi kietesni tokie įsiskiria. Tas pilkas, toks vidutinis kietumas, nu, pačiu nėra vienalytis, tai nelabai taip malonu su juo dirbti. Toks jausmas keistas, bet dirba akmuo. Štai 16. Jo, pilam tepalų. Tepalą galima naudoti, čia specialus kažkokį parduotuvėj pirkau. Galima alyvuogių aliejų. Arba kūdikiams tie visokie Johnson's Baby. Svarbu, kad jis nesukietėtų su laiku. Tai jeigu paprasta kokią augalinį pilsit, užterša akmenį šiek tiek. Tai va tokia problema, tai yra variantai. Skerper tai yra Nice and Tools parduotuvės brandas, o kas jūs gamina, tai nežinau, yra šiais laikais išgaunama ne tik Nort, čia aiškiai ne Nortonas, čia yra, nežinau, Dens yra tokie akmenys dabar gaunami, jie laikomi, nu jie yra ne tik laikomi, bet prastesnės kokybės karjerą išgaunami kaip natūralus, bet jie nėra toks lygis. Nu tas švelnesnis, nu tai neblogai viskas, atrodo švelnesnis jis. Tik va tie rudi tai knis atrodo, tai jos geriau vengti, nu ir tie, nes jis grubesni, o tie juodėlį knisa dėl to, kad jie smulkesni už likusią akmenį. Žodžiu, egzempliorius ne pats geriausias. Jeigu tokį vienalytį rast, neblogai, visai neblogai. Daugiau kokie, gal kokie 4000 jam galima duoti, jeigu taip.
dirba gana maloniai. Tik lėtokai jau daug lėčiau už va šitą, ką turbūt ir matot patys. Ir už softą. Bet dirba. Viskas puikiai. Ja. Nu, aišku, nesužaltas laimunas. Taip ant vieno softo. Ant švaros jau užbaigti nelabai išeina, nes. Nu, nieko kritiško, šiaip jis yra gana aštriai jaučiasi, bet nėra gerai, jis ilgai nelaikysis. Yra užvalgta. Jeigu paskutinė jau imtai, su suspenzija reikia kažkokią šalutinę uždėti, ar japonišką, ar britišką, nesvarbu kokią. Netgi sintetinę galima. Žodžiu, kažką reikia daryti su užvalgta. Toliau hardas. Atsiklijuota. Tas tolygus jau jokių čia tokių kaip ir jokių defektų neturi. Hal Black Arkansas. Jeigu pelnas kietas, juodas ir Arkansasas dar. Na, jau daug smulkesnis jis. Mes tepalą nepagailėjom, tai jis išvis dirba švelniau. Dar priklauso, kiek uždėsit lubrikanto. Tai galima ir su vandeniu su jais dirbti. Bet su tepalu šiaip jau kremta labiau populiaresnis būdas. Nu, nenaudosiu dabar jėgos visiškai, tai pažiūrėsim, ar vis tiek, nu, aišku, bus, užvarta vis tiek bus. Nes jie labai kieti. Nu, yra, aišku, ir žiauriai. Nu, tokio užbaigimo užtenka, tikrai virtuviniam peiliui čia gal bus kokie, nežinau, 5000, turbūt galima sakyti jau. Pleido dar yra, taip, pleido. Čia greičiausiai paviršiui sprendžiant iš karjerų pleidus.
Ne Dens yra ir priedo eksploatuojančių ir Norton. Norton ten sako, kad ir uždarė lyg. Nežinau. Tiksliai nežinau. Jo. Žiūrim, kaip nepjauna. Nu, užvarta žiauriai. Žiauriai užvarta, šiaip užbaigimui reikia būtinai spendins. Štai pas mus tiesiog hardas. Ne translicentas. Translicentas yra smulkesnis. Taip. Jo. Šešiolika. Norton Hard. Teplų mes negalim. Visiškai. Jeigu jau mažiau bus, jis dirbs greičiau, bet grubiau. Tai žodžiu pagal poreikius. Na, čia grinai užbaigiamas. Na, matom, kaip Nortonas jis greičiau dirba negu ant tų juoda, aišku, nesimatė, bet lyginant netgi su softu tuo skerpen. Jūs, aišku, dar pritrentas, jeigu tai reikia paminėti, kad ką tik pritrentas, tai sparta gali krėst. Tiek ir krės. Tai turi krės. Maloniai dirba, jaučiasi, darbas jaučiasi. Už hardą tą skerperį daug atrodo geriau. Nu, nebereikalų žmonės šneka kartais. Kartais būna, kad nenusišneka. Jos užvarta, tai jeigu užbaiginė, tai tikrai reikia kažką daryti, nes taip palikti negalime tiesiog. Nieko gero už tai nesigavo. Na, va, tuo ir skiriasi nuo japoniškų. Kad užvarta sukuria ir nepajėgus dirbti su kietu plienu, tai, nu, kaip be suspenzijos, aišku, nepajėgus, jeigu duot šalutinę suspenziją. Pajėgus. Tai klausimas tada, kas dirba daugiau, akmuo ar suspenzijant. Žiūrim. Žiūrim, matom, nieko gero, nes reikia būtinai reikia jums užvartinės. Ką mes dar turim? Mes dar turim dar būna čia irgi juodas panašus labai hard, tiesiog bus labai panašus į šiek tiek smulkesnis už tą, kurį jau rodžiau, tai turbūt esmė aiški. Esmė aiški. Na, dar yra toks išmislas kaip Surgical Arkansasas. Dar tokia rūšis nuiska.
apie 6000 gal. Tai čia iš Preidus karjeros, nes kitur tokio nemačiau. Tai nebejau, nu čia blendas, tai irgi tas kerpės būtent parduotuvėje pagal užsakymus sukurtas. Nu, kaip matėmis, grubiai, be tepalų dirbau. Dabar visai švelniai. Visiškai kitaip ir nuo jų kiekių labai priklauso dar. Nu, čia aišku, pajodavimo visų nematysim, nes užvarta aišku iš karto žiauriai. Atsinešim suspensijos kavos. Nu, paimsiu lin, kad būtų bent jau britų, anglosaksų viskas. Su japonais šiandien nesitepsim rankų, ne? Na, žiūrėsim, kas dabar gausis. Kas gausis dabar? Jau sakymas reikalas, jaučiasi, kad ryškėja karbidai, jau dantytis gaunasi. Dantukai ryškėja, viskas turėtų būti gerai pas mus. Nespaudžiu aš visiškai švelniai, nes kuo labiau spaudžiu, tuo užvarta linkus labiau atsirasti. Kampučius mes viską labai įdėmiai padarysime. Nu kągi, nuvalom. Bandom pjauti. Nu, jau kažkiek norisi. Galim pjauti. Nenuėmėm. Visiškai nenuėmėm, bet būklė geresnė. Nu, pribaigsim su translucentu. Ne paskutinis tai. Dėsim daugiau reikėjo turbūt suspenzijos, nes viski mažokai buvo, kad nuimti viską. Tai mes pasitaisysim, aišku. Nu taip. Patys smulkiausi translucentai. Hard translucentai. Permatomi vadinami, nes jeigu šviesų prožektorium, tai prasišviečia jie tokie kaip stiklas skaidrus. Taip, kad pavadinimas tai iš ten kilęs. Nortonas, tai irgi laikomi geriausiais
net nežinau, ar kitur yra translucentų, tai nepasakysiu dabar. Yra berods. Gerai. Irgi tikrintas, kad tiks. Akmuo. Dirba, kaip matom, labai gerą dirba. Neatsižvelgsim į tai, kad užvartais, aišku, žiauriai padarė. Kitas. Dėsim dabar daugiau negailiščių. Pensijos daugiau. Mums reikia daug. Ta kuri nelabai nori išsiskirti. Per daug aštri negerai. Tada bukins. Bukins pas mus ašmenis ir taps kaip bukie, kaip valdantieji gali tapti. Tokie vargu, bet gal kaip valstiečiai, panašiai žalieji. Žodžiu, nepageidautinas dalykas, bet kokiu atveju. Ja. Tai nenaudojam spaudimų, padarysim sukamų judesių, kad viskas patektų po ašmenim. Perimsim technikas iš britų galandinimo. Matom, viskas sulipo ant ašmenų iš kitos pusės, tai mes perversim ir tiesim egzekuciją. Sugrąžinsim tiesos kelią viską. Nu, короче, jau nuvalom. Bandom.
ir nori šiek tiek pjaut, bet ypatingai. Nu kągi. Turbūt padarėm. Dabar galima ant odos. Ant odos visada galima šiek tiek nuimti užvartą. Nu, bet pjaus, bet gerai nėra, žodžiu. Kągi. Nu, padarėm viską, ką galėjom. Ką aš galiu pasakyti. Stengiamės. Dėkui už dėmesį. Iki.